Uždavinys su sudėtinė funkcija. Mums štai reikia rasti, kaip atrodo funkcija h nuo g nuo x. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš turiu paimti funkciją h, va čia jinai pas mane, ir vietoj x-iuko va šitoj vietukėj įrašyti funkcijos g nuo x va tą reiškinį. Tai kaip čia viskas atrodys? Bus 6 plus 9, lygiai taip rašau, kaip čia parašyta, o vietoj x-iuko įrašau skliausteliuose 3x minus 7. Susidauginu 6 plus 27x minus 63. 27 gaunu ir minus, kiek čia bus, 57. Pažiūriu, ne toks. Tai šitas mums netinka. Dabar žiūriu kitą. G nuo h nuo x. Dabar jau imu funkciją g, va čia va šitą imu, tik vietoj x-iuko įrašau va 6 plus 9x va čia va. Tai bus pas mane taip atrodys. 3 vietoj x-iuko 6 plus 9x ir dar minus 7. Lygu 18 plus 27x minus 7. Kągi aš čia gaunu? 11 plus 27x. Ne toks pas mus buvo. Čia ne toks buvo. Netinka. Žiūriu toliau. G nuo h nuo x dar kartelį. Bet jau mes tokį skaičiavom, tai nereikia man iš naujo skaičiuoti. 11 plus 27x. Va jisai, tas, kurio mes ieškojom. Šitas mums tinka. Na, gali pats patikrinti. H nuo x, tai reiškia į funkciją h vietoj x įrašysi vėl tokį patį reiškinį, pamatysi, kad irgi netoks. Teisingas atsakymas C ir uždavinys išspręstas.